Labadiena, vartų pultelis vėl su jumis ir šiandieną norime jums parodyti imtuvą, kuris gali pakeisti jūsų seną neveikiantį imtuvą. Jisai yra skirtas kintamo kodo sistemom, kurių dažnis 43392 MHz ir tinkamas beveik visoms kintamo kodo sistemoms. Šiuo atveju turime KMS Space pultelį, tai reiškia šitas imtuvas būtų tinkamas pakeisti Space imtuvą. Ir dabar parodysiu, kokia yra iš tikrųjų paprasta procedūra pririšant pultelį, bet dar norėčiau papasakoti, kad šitie imtuvai yra dviejų tipų, tai yra vieno kanalo gali priimti iki 31 pultelio ir dviejų kanalų gali priimti iki 819 pultelių. Na ir dabar pademonstruosiu, kad mūsų turimas KMS Space pultelis neveikia, ledas nedega ir pririšimo procedūra yra labai paprasta. Tiesiog nuspausime mokymosi mygtuką, nuspausime mygtuką, kurį norime, kad jis veiktų ir tada luktelsime, kad užsidarytų imtuvo programavimo režimas. Tad demonstruoju. Nuspaudžiame mygtuką, nuspaudžiame pultelio mygtuką. 2 kartus pyptelėjimas reiškia, kad pultelis priimtas ir dabar šiek tiek palauksime. Imtuvas baigia dainuoti savo dainelę, tai reiškia, kad programavimo režimas uždarytas ir dabar tikriname. Matome, kad ledas šviečia, tai reiškia, kad pultelis veikia ir vartai atsidaro. Gero naudojimo.